Deeper, išmanusis sonaras, pristato laidą Šiandien kimba. Sveiki žvejai. Sveiki. Šiandien laidoje vieši pas mus Darius, o tai reiškia, kad bus kalbama apie keliones į Skandinaviją. Aš sužinojau iš kalbų su juo, kad jisai ruošiasi vykti į Švediją, ieškoti naujų žvejybinių plotų, naujų vietų. Atrodo, jau ir taip ten jų pakankamai pilna, nors kitados, kiek buvome, matėme, kad pagrinde visi žvejoja tik tais 3 ežeruose, kokiuose 4. Tai ką, mažą žuvies dariau Švedijoje, tose, kur jau žinojai vietos, kas atsitiko, kodėl nusprendai paieškoti naujų vietų? Po praeitų metų važinėjimo kelionių tiesiog nusprendėm pasieškoti su vietiniais žvejais, pasišnekėję, nusprendėm paieškoti naujų vietų, nes pasidarė jau kaip ir toksai kolūkis. Buvo, vieni klientai nusivylė, kad tai yra, neįdomu, vis tiek tai yra ir atostogos, ne tik, kad žvejyba būna, kad ne tik tai yra mėsos mušimas, o kiti nori ir atostogų. Tai dėl to ir nusprendėm, kad surasti kitas naujas vietas, naujus ežerus, pasitarėm, pasišnekėjom su vietiniais žvejais, vietinių parduotuvių ir mums davė informacijos apie naujus ežerus, kur yra tikrai visa žuvis yra. Dėl to ir nusprendėm protestuoti. Kiek atsimenu, po paskutinio karto sykų gaudimo, tai Palapinių miestelį pamačiau panašiai, kažkas kaip pas mus Kalvarijų turguje. Žmonių buvo ir iš tikrųjų tas toksai pojūtis ypatingai atvažiavus pirmą kartą atsidurti tokiam kolūkyje, tokiam turguje tikrai nėra maloniausias, nes tikėsi važiuodamas į šiaurę pabėgti nuo žvejų srauto, nuo žmonių kiekio ir staiga papuolė į hopą. Taip, kai ant ledo tikrai daug ekečių ir neteko ne vieną kartą ir žmogus yra įkritęs į eketę, nes eketės jau būna. Tiesiog tai yra jau darosi nemalonumą. Sužinojęs, kad Darius lekia ieškoti naujų medžioklės plotų, tikrai mielai pasijungiau, dėl to, kad daug įdomiau yra važiuoti į nežinomą vietą, ieškoti naujos patirtis, naujos kažkokios tai sistemos ir pats, kai atrandi, visada daug smagiau yra ištraukti žuvį, negu viskas būna patiekta ant padėklo. Tai, kad pirmą dieną mes nuvykę ant pirmo ežero, pasirinkome tiesiog artimiausią, kur mes gyvename ežerą, girdėjom, kad ten yra ir palijų, ir margųjų upėtakių. Pasiėmėm klasikinius savo tradicinius įrankius, tai pagrinde buvo lemputė, blizgė, šita aviža, ten kažkokia tai parišta viena kita musė. Taip. Klasikinė palijų tokių daugiau gaudimo sistema yra. Ir pasiskirstę vieni taip, kiti taip, pradėjom gręžti eketės ir pirmą dieną aš vieną ešerį, man atrodo, ištraukiau. Nepasisekė mums. Jo, nepasisekė visiškai, nes pirmas reikalas pats matei, kad atvažiavom į Švediją, kur tikrai šiais metais labai gausų sniego, prisningė sniego, nueiti iki tam tikrų taškų, kur mums buvo švedai davę, mes nesugebėjom. Mes buvom su operatoriu nusigrūdę, pagalba transporto, taip vadinam sniego rogėmis, tačiau ir ten nieko gero nesuradę. Pirmą dieną, kaip sakoma, blynas buvo prisvilęs, tačiau mes nenusiminėm, dar ne paskutinė diena ir kitą dieną persikėlėme visiškai į kitą ežerą. Tas iš tikrųjų ežeras ir buvo tikslas mūsų pagrindinis, kuriame yra, pasak Dariaus, visa žuvis, tai tiek ir margasis, ir vaivorykštinis upėtakiai, palijos, kelių rūšių, ir kiršliai, ir sykai, neskaičiuojant ten visokių lydekų ir ešerių. Taip, kad persikėlė į kitą ežerą, irgi susidūrėme su pakankamai sudėtingom sąlygom, daug sniego, daug po sniegų vandens, didelio minuso Švedijoje tuo metu nebuvo, kad taip laikytų 20-30 laipsnių kokias 2 savaitės. Ir ėmėme pirmą įlanką ir po kurio laiko sulaukėme ir pirmųjų kibimų. Pirmi kibimai, upėtakiniai kibimai buvo. Labai atsargus. Labai atsargus, nes iš pradžių pats matei, kad tie kibimai buvo, galvojom, vėlgi kaip ir pirmą dieną užsirojame ešeriukų ir vėl tas pats, vėl ešeriukai, tokie kibimėliai, kurių net pradžią net nekirsdavo. Taip, aš irgi nekirtau, 5 kibimų nekirtau ir galvoju, kada paims. Taip, kol galų galiai išsiaiškinom, kad čia yra tikrai upėtakiniai kibimai, kurie, šiais metais jie tikrai labai atsargiai ima.
Jie ragauja ir nelabai nori. Tačiau išsiaiškinę, kad visgi tai upėtakiai, šiek tiek keitėme sistemas, nes klasikinė sistema lemputė, blizgė aviža neveikia, reikėjo šiek tiek pridėti judesio su meškere. Pirmiausia, kaip matote, yra tokia sistema, didelė aviža ir konteineris skirtas tabletį, bliūdbombėtį. Jinai tikrai turėtų čia suveikti, nes kiek žinau, pagrindinius eksperimentus ir darė ant vaivorykštinių upėtakių. Tai yra supakuota 10 vienetų ir konteineris, kuris pas mane ir kabo ant valo. Išsiaiškinę plius minus, ko žuvis nori, kada jinai kimba. Ir buvo jau tikrai tikslinė upėtakių žvejyba. Pasirinkome grinai vaivorykštinius upėtakius gaudyti, į juos visas buvo fokusas ir pasiskirstę šiek tiek dar ir skirtingomis tomis avižomis, bet plius minus į tą pusę pradėjome sulaukti dažnesnių ir rimtesnių kibimų bei egzempliorių. Va čia žuvis, va tokios žuvies važiuojam gaudyti. Taigi susiorientavome vien tik tais į vaivorykštinius upėtakius, tačiau vis tiek dar užmetėme šalia keletą meškerių su lemputė, blizgutė. Čia klasikinė Švedijai sistema, o jau rankose grinai pasiėmė po vieną spiningėlį, tai vieną eketę patikrini, antrą eketę patikrini, tai teko jau virpinti ir tokiu būdu pagrindė ir sulaukime kibimų. Dar papildomai įranga reikalinga, tai gilmatis, labai tikrai patogus reikalas, nes kažkokį tik tais minimalų suradus perkritimą, ar tai duobelę, tenais būdavo daug rezultatyvesnis kibimas ir netgi įmetus gilmatį ir laikant jį, pasirinkus nežeminį variantą gilmačio programoje, o paprasčiausia, kad muštų didesnį kampą. Tik matosi atplaukių upėtakis, reiškia, jis gali būti 10 metrų iš šonus ar po 5 kažkur metrus iš šonus nuo kities. Reikia imti ir pradėti agresyviau žaisti. Ir tikrai ten pakankamai yra skaidrus vanduo ir upėtakis reaguodavo į tą virpinimą iš didesnio atstumo. Dar naudojame papildomą vilioklį, tai yra bliūdbombėtės, tai yra traktantas, kuris skleidžia tam tikrą kvapą. Ir tikrai po truputį mes jas testuojame ir galime pasakyti, kad bent jau tikrai nebaido, o per tokią silpnesnį kibimą bičiuliai, kurie buvo užsidėję šitus konteinerius, sulaukė daugiau kibimų ir pagavo daugiau žuvies. Nežinau, kol kas man tai yra keista, tačiau kelinta žūklė vis praktiškai baigiu įsitikinti, kad tai yra veiksmingas pakankamai vilioklis ir tikrai jį užsikabinti daug, kaip sakoma, nekainuoja nei pastangų. Jis tikrai netrukdo. Nei energijos, tiesiog paprasčiausias konteineris uždedamas ant valo, su stop mazgais pristabdomas, kad nelaksytų po visą jūsų sistemą ir taip tikrai pakankamai aktyviau reaguodavo žuvis į tokią sistemą negu lemputė su blizgutė arba plika viena aviža. Na, kalbant, kokias avižas reiktų rinktis gaudyti Švedijoje upėtakius. Štai yra spalvotos visos didelės avižos.
reiktų jas bandyti. Rišamos ant rimtų sistemų didelės, tai yra valas 0,22, 0,2, 0,25 gali būti, dedamas kuo didesnės avižos. Ir aš galvau, kad stovinčiam vandenį man šitų dydžių pakaks, tačiau jeigu jie buvo įsiaiškinta, visgi, kad reikalinga štai va tokia didelė aviža, kaip mes vadinam, boružėlė. Tačiau netgi ir vien tik tai šitos avižos formos ir dydžio neužteko. Ir galiausiai geriausius kibimus sulaukėme, kas turėjo daugiausiai kibimų. Sulaukė, kas turėjo štai vat tokią avižą. Iš išvaizdos jinai pakankamai panaši kaip ir ta forma ta pati. Tačiau atkreipkite dėmesį, kitoj pusėje padažymas yra oranžinis ir užklijuota akytė. Na, aš nenorėjau taip jau tikėti grinai, kad tik tais toks jau dažymas čia veiksmingas, o ant kitų avižų panašių, tai nieks nekaip laikui bėgant įsitikinom, kad visgi su akytė ir oranžinė spalva daug aktyviau kibo žuvis. Ir namie vieną dieną teko net traukti senus kažkokius užšalusius lakus, kur Darius turėjo, ir namie improvizuoti, dažyti tas avižas, keisti jų spalvą. Savaime suprantama yra kolektyvinis darbas, visada reikia pribėgti, padėti ištraukti, nes kai valas ypatingai storas, tai gali nusipjauti į eketės šonus, nes šaltis tikrai buvo nemažas ir greitai ledu pasidengdavo kampai eketės ir jie tiesiog veikdavo kaip peilis, kad reikdavo prilaikyti su pirštu šiek tiek, kad visada valas būtų per vidurį eketės ir tik tais kolektyvinio darbo pagalba pavykdavo tos išimti gerus egzempliorius. Gerasis žuvis. Kraluso – tai naujas požiūris į žvejybą. Šios kompanijos sukurtos plūdės nėra anksčiau sukurtųjų patobulinimas, tai revoliucija plūdinėje žūklėje. Platus asortimentas tiks tiek upinės, tiek ežerinės žūklės mėgėjams bei profesionalams. Bei įprastinių tolimo užmetimo Wagler tipo plūdžių Kraluso siūlo naujieną rinkoje. Itin tolimo užmetimo plūdes, kurios yra daug pranašesnės už tradicinės. Jų novatoriško dizaino dėka jūsų metimai bus neįtikėtinai tolimi ir tikslus. Keičiamos antenos leis pamiršti apie prastą matomumą, o itin tvirtos medžiagos konstrukcija išvengti išlinkimų ar deformacijos. Dėka inovatyvios kalibravimo sistemos plūdę galėsite subalansuoti neįtikėtinų tikslumu vos per keletą sekundžių, nenaudojant papildomų svarelių, o jų skaičių keisti plūdės kūnelio viduje. Ypatingas paviršius iki maksimumo sumažina pasipriešinimą ir padidina stabilumą tobulai tolimam ir tiksliam metimui. Kraluso – inovacijos jums. Iš tikrųjų, žūklė eksperimentinė ežero tikrinimas pavyko. Suradome galingą, gerą ežerą, kuris ne vien tik tais garsėja vaivorykštiniais upėtakiais, palijomis, tačiau ir sykais. Ir netgi gaudant 3 metrų gylyje mūsų bičiuliui užkibo kilograminis sykas, kurio tikrai ten nesitikėjome, nes, kaip žinia, sykai mėgsta gilias vietas. Jie gaudomi yra bent jau nuo 9, 12, 14, 18 metrų tokiam gylyje. Mes iki to gylio nenubridome, nes tikrai, dar noriu kartą paminėti, buvo sudėtingos sąlygos. Panašus? Tai atidėsime sykų paiešką šitame ežere kitam kartui, tikrai laukiu tos žvejybos ir manau, kad važiuosime dar. Pavasarį reiktų siek dar patikrinti, tikiuos pasiekim. Pašals tenais, gal gali ateis ta žiema ir tenais, kurios nėra pas mus Lietuvoje nestipri žiema, ir tenais irgi netokia žiema, kaip tikėjosi visi. Labai daug sniego, bet siek pavasarį mes tikrai dar bandysime nusigauti iki sykų. O jeigu ne, tai bandysime ant atviro vandens sezono metu, net labai smalsu tenais nuvažiuoti, patikrinti, gaudyti tiesiog su spiningu, tos pačius upėtakius ar palijas. Įdomi žūklė ir gali daug ištyrinėti ežerą perspektyviai, mintyse galvojant apie žiemą, susidėlioti taškus, pamačius pagal žuvų pulką, kurio jie laikosi, pagal ežero reljefą. Ir
dar kitais metais dar rezultatyvesnė bus tikrai žuklė ir manau, kad galima sumušti ten rimtų rekordų, nes vienas vietinis švedas sakė, kad jeigu jūs paeitumėt ten už tokio kampo, ten pagrindai jie gaudo vietiniai, tai netgi pagauna po 8 kg 9 tokių upėtakių. Taip kad mūsų dar laukia neištirti plotai, nauji nuotykiai, na, o žvejams, kurie taip ir normaliai dar neatsidūrė Lietuvoje ant ledo, galim drąsiai rekomenduoti vykti į Švediją. Ledas ten tikrai dar ilgai bus, sniego tikrai daug, pamatysite tikrą žiemą, neišdildomas tikrai yra grožis. Labai gerai praleidome laiką, gaudėme ir žuvies. Aišku, savaime suprantama, teko ir nemažai padirbėti ir pirma diena gal ir nuvylė, tačiau vis tiek iš patirties galiu pasakyti, kad Švedija yra tokia šalis, kad per visą kelionę negali nepagauti. Vis tiek kažką pagausit, kažkas tai vis tiek tai tam tikrą dieną taip stipriai sujudės, kad užteks tos vienos dienos visai žiemai atsiminti. Švedija dar, kaip sakoma, gauna tik tais pagreitį, link pavasario, kaip visada, žuvis suaktyvėja, jos pradeda dar aktyviau maitintis ir kas vis dar mąstote vykti ar nevykti, tikrai rekomenduoju visiems nuvykti, įspūdinga žuklė. Pats tas metas pradėti galvoti apie žuklę Norvegijoje, kas nori, kas yra kaip ir iš praeitų laidų, žinot, kad įspūdingų trofėjinių žuvų gaudyti, uotų, menkių ir ešerių raudonų. Ir tai, kad jau
ir iš tikrųjų išvykos visada palieka tik geriausias emocijas, geriausius įspūdžius. Ir visada, bent jau Norvegijoje, tai sulauksite savo gyvenimo žuvies, kas pirmą kartą važiuojate, tai garantuotai ištrauksite didžiausią žuvį savo gyvenime. Ačiū tau, Dariau, už kompaniją, ačiū tau, Dariau, už suorganizuotą kelionę į Švediją. Kur mūsų kitas planas? Kaip ir minėjom, jeigu viskas tvarkoje gausis, tai pavasario ant paskutinio ledo bandyti dar sykų pagaudyti ir tų pačių upėtakių didžiųjų. Jeigu jau nesigaus, tai tada ant atviro vandens. Tai tau tai žinau, kad gausis, tai man gaus pasijungti, kad tavęs tu pastoviai važiuoji ir važiuoji į tą Švediją ir tai Norvegiją. Ačiū tau dar kartelį, o su jumis žiūrovai susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Iki.